Tai sveiki visi mėly mano žiūrovai. Sveikinuosi iš Alytaus, iš savo gimto miesto. Šį savaitgalį turim varžybą savo mieste, kas labai faina ir džiugu. Labai tikėjausi tą turėti ir praeitais metais. Deja nepavyko, dėl kažkokių techninių kliūčių etapas neįvyko. Tai dabar turim progą suvažiuoti namuose. Gal net sakyčiau kažkiek truputį daugiau jaudulio, nes atrodo, kad turėčiau parodyti kažką daugiau negu įprastai. Daug savų žmonių, šeima, artimieji, tai visi stebės visas šitas 3 dienas. Tai planas šiandien yra penktadienis, važiuojam treniruotės, rytoj šeštadienį važiuojam Street Lygą ir sekmadienį Semi Pro. Tai esminis dalykas, labai tikiuosi, kad automobilis laikys. Buvo nemažai darbų po Panevėžio, turėjom daug sulinkusių, sulūžusių dalių, tai gal net nevardinsiu ką konkrečiai, bet tik šiandien ryte pasibaigėm suvedimą. Suvedimas uoga, važiuoja, žodžiu, viskas veikia, pakeitėm vairą, pakeitėm stebulę, ten kardinaliai viską perdarėm, privariau tiek loktaito, kiek dar gal gyvenime niekur nesupylęs. Dar eisiu net kartą patikrinsiu varžtus vairo, viską ten, kad man būtų gerai, jei ką turiu net dar 2 atsarginius etapus vairui. Tai žodžiu, tokia buvo gili žaizda įrėžta. Ir nežinau, įsikūrėm va fainiai pitus, šalia savo gerų draugų, Driftkido. Tai net nežinau, iš tikrųjų dabar dar sunku kažką komentuoti, dar nepagavę to viso azarto. Įsikūrinėjom, dabar va Hebra važiuoja tech komisiją. Mes ją praėjom sėkmingai, be kažkokių tai niuansų. Vieną skylutę ten galė liepė užsidaryti dėl dūmų, kaip supratau, ar ugnies. Tai tą ir padarysim. Dar va ką padarysiu, biškį pakeičiau, pamiršau paminėti, pakeičiau vairo kolonėlę. Nes pasirodo išmušiau ne tik traukę Panevėžį, kai nukrito vairas, bet ir kolonėlę šlitų. Pasikeičiau kolonėlę ir tikriausiai blogai orinau stiprintuvą. Buvo išlendę biškį užimo garsų. Paskui lyg ir aptilo, viskas veikia, tai turiu pasiėmęs atsarginiai, bet keisti kol kas nenoriu. Tai tam turiu labai gerą Hado švirkštuką, suleisim vaistukų, pagydysim, viskas veiks ir vairuosis. Tai manau, kad einam ruoštis, susižiūrim viską, susitikrinam ar viską ready, užsikliuojam likusius lipdukus ir varysim į briefingą ar treniruotis. Pagydysim iš tą pacientą tui. Dar reikia būtinai patikrinti, ar čia nedėžinį kokį. Ne, va, kolonėlį. Let's go. Koks satisfying dalykas iš tikrųjų. Žiauriai maloniai nuėjo. Gal dar palikt operatoriui, jei koks meningitas paimtų, galėsi vaistų privaryti. Geras švirkštas, adata neštri. O. Ir skysčio neleidžia, neaptaško nieko, ar dar gražu. Nu kaip ką, man gražu. Čia realiai nieko net nėra ką žiūrėti, čia viskas sužiūrėta. Galima uždaryti. Man atrodo, kad pas tave su durelėm kažkas negerai. Kažkas, nežinau. Operatorių linkėjimai. Ne, tai p***. O tai pirmą grupę varys ar jam? Tai pirmą. Ne, čia gal pradžiugiausiai kopa. Jo, biškiai keičiasi orai lyg ir savaitgalį ir šansų, kad nelis jo. Būtų va, pasako. Pirmas dalykas, tą dariau, tai iš karto. Aš irgi, kas pusę valandos čekinau viską. Ar girdi? Tu nesakykim, kur išmetimas, matysi prie galo atsistos. Sakyk, 30 čia pasakė. Tai va, vaikštom kažką, tai biškiai keliamės hypą. Man, kol aš nepadarau pirmo rano, atrodo, negaliu aš įsisukti visą šitą reikalą, man toks. Nei aš komentuoju dabar kažką galiu įdomus, nei iš toks jaučiuosi neįdomus žmogus. Bet kai pravažiuosiu porą ranų, tai tas atrodo, hypas sukyla, nuotaika gera ir jau tada jau fainas visas savaitgalis. O dar, rodė, kad visą savaitgalį lis ir šiandien jau lyg rodo, kad lyg jau ir nelis. Tai va, kyla va taip va nuotaika. O jeigu nelis, tai ten iš vis tai va pakils. Tai va, viskas bus good. Kiek kitam irgi tiek? Nu tai padaryk po 3,5. Žinai, kodėl aš galvoju? Šaltas asfaltas. Pala. Daryk tiek, kiek tam yra. Ne, po 3,5 daro. Man po Panevėžio baisu, man atrodo, nesuvėlė. Bet čia gali būti, kad vėl, nes čia, kairė koja, aš jaučiu stabdytis reikės. Aš taip galvoju. Nu tai gerai, aš pabandysiu 3,5, jūs 3 ir žiūrėsim tada. O įdėžę pili to Hadą? Dabar tai nesupylęs, nes nebuvau nusiėmęs. Bet kai teisi tepalus, kada? Praeito sezono gale. Gerai, kiek pili? Pabėgo. Kažką sakė ir išėjo.
Dar neuždėjau. Bet ačiū. I appreciate that. I appreciate that. Eik traso žiūrėk. Ai, tu čia pasaka. Nieko, firma gali trukdyti, leidžiam. Firmai leidžiam. Aš važiuoju paspirtuku, karočią. Važiuoju, man čia dar šitas kažką tai pradėjo ten sakyti, kad negaliu čia važiuoti. Aš čia sakau greitai pažiūrėti tik tai trasą. Ir girdžiu tas, ojoj, ir taip tyliai čia kažkas, kur tas paspirtukas groja, galvoju, kur čia groja. O pasirodo, man čia operacija leidinėja jie, muzoną. Kai geras Passatas. Aš ir tokį turiu. Negalima važiuoti. Uždarytas eismas čia dabar, ponas. O tai kur tu važiuoji? Ai, tu iškart pirmas. Tai gerai, balas prataškysi. Ne, baigti, nešnekėk. Nežinau, aš netoks gudrus kaip tu. Bet šiaip duosiu, aš biškį pirmiem pavažinėt, kad praskaidytų viską ir tada... Turėtume moralinę teisę. Ką Jonas? Nu, kažkaip deri. Čia kažką reguliuoja. Čia nepatinka. Moralinę teisę jie turėtų, jei čia kažkas atsitiktų, niks čia neatsitiks, jūs nepanikuokit. Visi profesionalūs vairuotojai. Vėl vat muzika, pats tas driftui. Čia galėčiau su mergina lėtą šokį šokti, o ne trasoje lėkti. Oho, kiek briefingė žmonių, gerai, kad atskubėjom. Žiūrėk, operatorių pritrauktas taurės. Ir paskui, jeigu nepaeis man kažkas, tai vat, aš taip va dabar pastovėsiu, o tu man primontuosi čia. Jau žiūrėkit, drąsiau, nereikia stovėti už durų. Tai sveiki visi atvykę į Lietuvos drifto čempionatą treniruotę prieš antrąjį etapą Street lygos, kuris vyks rytoj, ir Semi-Pro. Rambo šito konfigo važiavęs, aš man rodo. Kur tu važiavęs? Tai, ta prasme, ne šitoj trasai, bet tas... Tai jo, tai taip, tai čia iš esmės visos šitos aikštelės taip pačiai gaunasi, aštunkė su Wi-Fi. Ne, tai biškį nusiraminau. Tai čia klasika, čia tik tai, kad visur palei blokus, vietos nėra. Tokia mažytė smulkmena. Maža tokia, žinai, tiks. Nelabai ką keičia, ne? Ne, blogiausiu atveju išparduosiu tau dalis už pusę kainą. Už pusę? Jeigu bus blogai. Tai net nežinau dabar, ko tau čia linkėt. Nu tai kvarsiu, net laisvink. Žiūrė, firma parskrenda. Va taip pat mes čia ir gyvenam, kaip sakant, neliūdim. Firma visą laiką užtikrina kokio nors tai, nežinau, kontento. O, čia dar padaugiau mašinų. Bet tai žiūrėk, jeigu dabar pirma grupė tik atvažiavus ir čia taip pietai užkišti, tai dar į vakarą tikrai davažiuos daugiau žmonių. Ir jau aš nekalbu, kas rytoj čia darysis, nes jau pusė registravusių, tai labai daug. Tai čia bus žiauroka. Sakė, duos po 12 ranų 100%, kas yra labai mažai. Ir tada, kai visi suvažiuos po 12, tai free time. Nu gal paeis kokią bent 16 suvažiuot. 16-17. Ir važiuoja tiek streeto, tiek Semi-Pro konfigą. Bet realiai dzin, nes aikšteliai viskas visiškai identiškai, kas yra, man žiauriai keista ir nesuprantama, nes mano galva Wi-Fi'us turėtų būti kitoj vietoje. Bet jo gal nelabai ir kur pastumti. Nes kur tu jį pastumsi? Nei vieną, nei kitą pusę. Pastumsi, jeigu gilyn, tai ten į blokus eisi. Kaip tik reiktų traukti toliau, bet tai tada nėra iš kur ten pareidžinai. Bet aš manau, kad čia viskas bus good. Tipo, dabar svarbu atsišaudyti liniją ir šitą ir slėgį. Einu mišti, nes paskui prisisiusiosiu. Pažiūrėk, Domai, ir šplintai kapotą uždaryti. Čia nufilmavai, kad įrodymas būtų. Jau ten remontuoja. Ir skuba. Dar net rano nebuvo. Kaip taip. Turiu naują šalmą, kuris turi Hanso klipsus, kad galėčiau važiuoti Semi-Pro. Šiaip man daug fainesnis ir patogesnis yra praeitas, bet... Viena paslaugų kažką. Gerai, aš tik atėjau. Ant kažkieno kanalo pasijungia. Kaip dabar Mariui pasakyti? Ar gal viršai atsisėdai? Zaibys, čia galima pasiklausyti, ką kiti šneka. Tai va, žodžiu, apie šalmą deduosi tam, kad prisipratinti tiesiog. Nes tikriausiai reiks prieš to priprast. Iš esmės skirtumas, kad jis toks
labiau tight, gal stikliukas va tiek Max pasikelia, tai jis biški matosi ir pati šita vieta, per kurią žiūriu, yra siauresnė. Ir baisiausia dalis, tai yra va šitas va užsegimas. Aš taip jo nemėgstu, bet sakė, tipo, kitaip nesigauna, tai darom taip. Ne? Jo, girdžiu kaip tu. Gerai. Reikėjo taip pasiklausyti kitų. Visiškai tą patį sakiau. Mes dar dainuosim. Ką čia šypsaisi? Šypsosi jisai, matai. Jisai galvoja, kad šį kažkas girdi. Kažkokios atrodo lyg drėgnos pirštinės. Nu ką, riedam, žodžiu. Davai kameramėnas. Jeigu tau nebus baisiai nepatogu, tai sėsk ant diržų. O. Šikna sulindo. Jo, ten karočiai. Gerai taip filmuot, ne? Tai žodžiu, 6 važiavimus pravažiavau, 12 turim garantuotų ir paskui laisvas laikas, tai tikiuosi bent 16-18 suvažiuot. Šiaip, iš esmės kaip ir važiuojasi, bet per pirmus 6 važiavimus niekaip nesigavo tinkamai pasistatyti ir tik po to atsiminiau, kad dabar įsidėjau reguliuojamo kietumo koilus, kuriuos galiu reguliuoti klikais. Tai toks biški pats kaltas, nes reikėjo iš karto pradėti reguliuoti, pamiršau. Tai dabar padariau dvigubai kiečiau, jeigu reiks dar pakietinsim, nes per daug sukibimo toks jausmas. Tai manau, kad viskas bus gerai, dabar pabandysiu su šitu setupu ir tada įkasti dar kažką pakeisim. Svarbu, turim iš ko reguliuoti, bet kai važiuoji 3 kartus išvažiavęs buvau ir visus 3 su skirtingais koilais, tai toks. Taip ir gaunasi, paskui net neatsimeni, kas ten pas tave sudėta. Tai dabar šokam dar 6 ranus, pabandysiu kiek įmanoma prisitrint. Bet šiaip ką žinau, pasistatymas kažkiek baisokas, visa kita kaip ir pusė velnio, sakyčiau. Kaip karšta. Bobkato reikia. Kartoju, bobkato reikia. Nereikia, gal matysi. Pravažiuosi taip?
dabar važiuosi tai? Bandysiu. Valandai. Eina, na. Tai kaip taip važiuoti, man pasakyti. Tai sustoti reikėjo paspausti tą gazą. Kaip čia supras? Varžybos drifto vyksta, ble. Pusą šiek. Ir galimai viršutiniai draugiai. Kažkam tai žopa visiškai. Labai smarkiai. Labai smarkiai šiaip eina. Ratas visas viduj. Nu nieko, tipo driftas, bet dabar karočiai lygioj vietoje nebegausiu trefkių, nes nu čia dafiga remonto bus. Ir tik tai dėl to už tai, kad aš sakiau, noriu važiuoti vienas. Sakė, nevažiuok porinius. Aš laikiausi saugaus atstumo. Tai kam reikėjo, ta prasme, nu aš negaliu teist, tipo, visiems būna, bet man atrodo, kad toj vietoje tiesiog reikėjo paspausti gazą. Nežinau. Aišku, vėl, čia dabar gali būti, kad aš kaip pripeitam vidose nemočiau čimalu kažką, o iš tikrųjų ten tokia situacija buvo, kad kažkas atsitiko. Aš kaip suprantu, gal jis į blokus įvažiavo, bet ir bandžiau stabdytis, bet dar kojos susipynė, ką jau ten ir sustosi. Baisiausia tai, kad ratu ten tas bodis, buferis, tai ten zin iš esmės, bet dabar ten bus pusašiui amen 100% ir bus jaučiu viršutiniai šakiai amen, labai tikiuosi, kad koilas išgyveno, nes, nu žodžiu, čia dabar toks pem, žinai, gali būt, kad kainuos 100 eurų, gali būt, kad kainuos 500. Ardysim, žiūrėsim. Įstrigau, na. Karočią. Kelt? Jo, gali kelt. Šiaip ne, iš pirmo žvilgsnio tai nėra tragedijos. Lūžo viršutinis blynas, ta viršutinė, kaip pasakyt, šakė gal į kurį laiko aspiruoklę. Koilas panašus sveikas, tikiuosi. Nežinau, kaip šakė pati bananinė ir neliko. Tai iš pirmo žvilgsnio, žodžiu, mirė pusašis ir viršutinis būgnas. Tai dabar jaučiu labai greitai, ieškosim detalių ir bandysim dar trepkės pavažiuoti, gal paprašysim, kad į antrą grupę perkeltų, nes čia buvo mano 5 ranas, man atrodo. Tai nusieimu negaliu nusimti, karočiui, nusimti šitą, dar kažką pasakysiu. Nepanikuojam, žodžiu, nuotaikos geros. Pausi, kad tiesiai ratu. Jo. Nu čia panašu tragedijos nėra, svarbu, koilas. Jo, viršutinė ir pusašis. Iš pirmo žvilgsnio. Matys, susitvarkysiu. Turėsi šakį ar ne? Nes mes garaže tai tikrai, aš manau, turėsim. Tai reikia, kad pro pitus kažkas gal pirmą praeitų. Nenori galkę praeit? Ko reikia? Viršutinės šakės aliuminės bliūdo. O tai jinai limpa? Lūžo. Klasika. Klasikė. Nurenk mane. Norėjau išgirsti. O kai... Na, ar tipo man norėjo, ar tikrai pusašis? Nu, vat geras klausimas. Nu, tai dabar vis tiek reikia paleidžiam, lupam, nes viršutinę dabar keičiam ir tada žiūrėsim. O koilų nieko, atrodo, lyg nieko gal. Ir tikiuosi, kad bananų nieko. Jau čia tai nepasakysiu. O kaip tau smūgis gavosi? Nejauti, kaip maždaug galėjai gauti bent jau, per kurią vietą rato. Tai per visą tiesiai ratą. Jo smūgis tai neblogas toks buvo. Bet sakau, va, pasimokiau. Išlipau iš mašinos, apsižiūrėjau, ne taip kaip Panevėžy, iš nervų. Aš mokausi. Bet jis paskui biškiai atsistojo į vietą, nes aš karočią iš pradžių kaip nuo jo nuvažiavau. Tai jinai net nevažiavo, atrodo, ratą blokavo. Išlipau, apsižiūrėjau. Ai, ratą paspardžiau, tai va gal spyrį kokį pataikiau, geresnį atstačiau, žinai. Ir tai fituchos gale nėra, žinai, ratas nepalei bodį, tai tad dar labiau sustūmiau. Dar pamažinau. Tai va. Jau tikiuosi pusašių turi? Turiu pusašių. Aš be pusašių... Iš Molytaus, sakyti. Be pusašių iš jų niekur nevažiuoju. Tai aš, žinai, biškį per tarpą važiavau ir aš tuo metu jau atsidariau, kad, tipo, gaudyt greitį, žinai. O gavosi, kad... Tai va dabar rodė vidose, jisai irgi viską teisingai padarė. Žmogus matė, kad eis į blokus, tai jis gazą užmynė. Nu, supranti, kad galojtų. Nes jis būtų nieko nedaręs, tai jis būtų priekį nusinešęs. Nu, tai jis darė, ką galėjo, aš ir dariau, ką galėjau. Nu, tipo, nusigesinau, bet ką tu dabar ten. mačiau, nebesisupa. Nebesisupa. Ne, dabar gerai. Ir važiuoja figienai. Jo, labai gerai. Tai ir šitas ranas toks buvo visai normaliai. Bet vat.
Ai, kad man kažkaip kai visada, žinai, aš pradedu, sakau, lėkt gerai, aš pradedu gerai lėkt ir tada bats koks krešas kažkas. Šobairo Ignas darbų gavo. Bet nieks nepaplojo. Nedaug ten. Ai, Ignas šitas buvo. Žiūrėjau, darbų gavo. Nelieti niek ir girdėjo šito stikliuko išribaluosi savo tepalų tom rankom. Paskui kadrai bus negražūs. Laure, o tu neturi bliūdo šito aliuminio? Kur spiruoklę laiko. Viršui. Ai, šito tavo, ne? Ja. Ne, neturėsiu šito. Vėlai, tuoj pasuks. Tiesiog tau dėl tvirtinimo, ar kažkas kitas, reikia pažiūrėti, žinai. Eina kitokiu kampu, supranti. Tai, man suvedimas nesigaus. Tai viskas gerai, karočiui, ieškosim, kažką rasim šitų. Neturi tokio daikto? Čia kem 6 net nėra. Tipo, dažniausia mašina čia turi būti kem 6. Neturi tokio? Aš nelaužiu. Driftė daugiausia kem 6, nėra kem 6. Aik pas, va čia kur būna iš Ukmergės šaika, bet dabar jų nėra. Dabar jų nėra. Pusė pietuose, ten stovi jie 5 šeilės, tai gal rasi. Nežinau. Pas Karolina, na, gal tu turi, nežinau. Sveiki, neturit? Ne. Čia ne tokios mašinos. Su Edva bendraujat? Varau aš iki Kastyčio pitų. Sakė, ir šansų, kad ten gal bus. Tai iki vakaro gausim kažką, aš va dabar galvoju, žinai, kad greičiau kažką. Gerai, varau aš dar iki ten pažiūrėt. Už galo keliam, už šito, už traversą. Ne. Neprisukęs iš kažko. Gerai. Aš jam kažkai leidau savo pradėti, žinai, neturi kur dėtis. Tai gerai. Tai kad tau neužkristų. Ai, nu. Sorry. Viskas gerai? Čia gerai. Mes dar dainuosim, nors balsas užkėmęs. Šitas tiesiau stovi negu tas. Ratas, pusę šį davaržiai, amortiką daveržėm, viršaus abu varžtai daveržti, ne? Nu, tas galutinis, jeigu daveržį. Nežinau net kiek valandų, tai nežinau ir ar dar duos važiuoti, bet turėtų duoti, aš galvoju. Gal ne visus, bet bent dar kelis pralėkti dabar biškių uždusęs, nes kai visada, taigi reikia įtampo į viską. Tai nieko, va tu atsipalaiduoju ir bus good. Svarbu, žinai, ne varžybos, ne kvalas, dar čia nėra tragedija. Kol treniruotėse, tol dar viskas tvarkoj. Biškiai ratas, matėm, kad skiriasi jaučia suvedimas dabar. Tai gal kažkas dar čiutri linko, bet kol kas važiuojam kaip yra. O po to po trefkių pasižiūrėsim, pasimatuosim kur kas kaip ir spręsim ką daryti. Nu, vairas deri. Puiku eilutė.
Tai žodžiu, ką tik pabaigėm treniruočių sesiją, antrą, nors turėjom važiuoti pirmoji. Tai kad sukonkretint situaciją, pirmoji grupiai važiuojant, manau, kad 5. savo važiavimą važiavau. Priekį važiuojantis driveris trenkėsi į blokus, bandydamas saugot mašiną, nepaleido gazo. To pasiekoj trenkiausi, aš jį išmušiau ratą. Tai mechanikas gerai padirbėjo. Ačiū Laurinui, kuris leido į savo mašinos įsimti reikiamą dalį. Tai gavosi gal net geriau, nes jaučiu suvažiavau daugiau važiavimų negu turėjau, tai iš esmės esu patenkintas. Nuotaika gera, supratau, kaip reikia važiuoti, vėl kaip Panevėžy. Iš esmės, čia trasą suvažiuoti yra gerokai lengviau nei Panevėžy. Tai visą liniją galiu sujungti, tai gal ne tiek maks plačiai, kiek norėčiau. Nori ir tu pašnekėti? Tai jo, žodžiu, tai vėl man galva tokia išplaukus, ką tik iš mašinos, tai tiesiog dabaiginėjom šiandieną, viskas gerai, žinau, kur važiuot, žinau, ką rytoj padaryti, dar plus rytoj turėsim minimaliai 8 važiavimus, tai per daug net nesuku galvos. Problema, kaip ir įsisprendėm, lyg gale biškiai kreivai stovi ratas, tai dar eisim pasimetuoti suvedimą, bet važiuoja mašina ir valdosi puikiai, neturiu nusiskundimų, supratau, kad dar gerokai reikia leisti slėgį. Tai iš esmės vėl galim pašnekėti apie šinos aukas, tai viršutinė šakė, pusašis, nu ir biškiai ten bodis pasiaukojo. Ir dar turim vieną tikrokai gerokai brangesnį šiandienos krešą, tai operatoriai biškiai šiaip net neišvaldyto, kaip supratau, ryšys dingo. Ar kažkas atsitiko, dar net neįsiaiškinom, tai jis tiesiog lėkė žemyn ir jau čia manau, kad neremontuotinas reikalas. Tai šiaip labai liūdna, nes geri kadrai buvo. Jei kas nors ant dalių norit, galim parduoti už paramą kameristui. Tai jo, žodžiu, tai sudaužėm droną, sudaužėm mašiną staisėm, drono nebesutaisysim, nuotaikos kaip ir geros. Visi jau biškiai pavargę, tai dasibaigiam darbus, varom ilsėtis ir rytoj jau sustiksim ir varysim varžytis.